Sveiki, čia Mero paspirtukai. Šiandien bandysim testą greičio. Bandysiu nulėkti nuo Sabonio krepšinio mokyklos iki fontano Laisvės alėjai. Ką, pradedam? Google'as rašo, kad iki fontano 49 minutės pėstute 4 km. Tai važiuojant gatvėm ir šaligatviais gausis kokie 5. Paspirtuko yra odometras. Jį nusiresetinam. Startas. Čia didžiausia studentų koncentracija, nes patys didžiausi barakai. Daugumai studentų tenka važiuoti į centrą, kur prie fontano yra tiek VDU, tiek KTU centriniai rūmai. Ir pažiūrėsim, ar paspirtukas jiem praverstų šitoj situacijai, keliaujant į paskaitas. Maršrutą planuoju daryti per Ąžuolyną. Tenais galima mėgautis pačiu geriausiu keliu. Tik iki Ąžuolyno nusigaut dar reikia šiek tiek padirbėti. Paspirtukas pilnai pakrautas. Lekiam ant 30 su viršum. Nuo kalno, aišku, galima pasiekti ir įspūdingesnį greitį. Čia sankryža. O čia visai neblogas kalnas. Man atrodo, čia kažkur 30 laipsnių. Turėčiau nesunkiai veikti. Boosteris va būtent šitoj vietoj ir praverčia. Su kitais dviem modeliais, Masteriu ir Eko, šitą kalną įveikti būtų be šansų. Greitis nukrito tik iki 10. Ir grįžtam atgal prie normalaus greičio. Kalnas buvo neblogas. Beliko apvažiuoti chemijos fakultetą ir tada prasidės kelias lygus kaip veidrodis. Pagaliau Ąžuolynas. Čia visą kelią galima važiuoti neatleidžiant gazo. Manau, kad čia jau kažkur tai pusiaukelė, nors gal ir klystu, bet nuvažiuota jau nemažai. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad paspirtukų keliauja, bet kuriam mieste gali pamatyti daug daugiau negu pėstute, gali apvažiuoti didesnius plotus. Beje, aš kada važiuoju per kalniukus ar tuos gulinčius policininkus, tai stengiuosi pašokti ir priekinį ratą pakelti. Kad tai iliustruot, nufilmavau keletą video. Slow-mo.
Na ką, grįžtam prie rekordo. Čia dabar įkalnė. Jau nuvažiavom 2,5 kilometro. Daug kas sako, kad tinginys ant paspirtuko važinėjai, bet galiu pasakyti, kad blauzdos tai dega. Čia sportas tikrai neblogas. Dabar pati sudėtingiausia trasos dalis. Vien dėl to, kad turi rinktis ar gana status blokai, ar itin grublėtas kelias. O kelias tai nepavydėtinas. Netgi su labai minkštais amortizatoriais. Na, bet greičio nemažinau. Beje, smagus dalykas. Krausim akumuliatorių. 60% dabar yra. 80. Turim 80% ir laikau iki galo nuspaudęs stabdį. Vyksta regeneracija ir vyksta baterijos krovimas. Karts nuo karto atleidžiu, kad vėl įgauti greičio ir tada po truputėlį vėl stabdau. Jau kaip matau, baterija pasiekus 100, bet tikrasis įkrovimas pasimatys, kai nuvažiuosim nuo kalno. Aišku, nežinau, ar čia labai sveika baterijai, bet ko gero geriau man testuoti negu jums paskui. Kaip jau ir minėjau, šitą paspirtuką drožiu į kairę ir dešinę. Ir per lietų, ir per sniegą visus pusę metų. Šokinėju nuo bortų. Oho, mums žalia. Mums žalia, šaunu. Paleidžiam pėsčiuosius ir važiuojam patys. Čia irgi traukinuko kelias, bet nėra jau taip ir blogai. Telefonas kišeniai, tai nežinau laiko, bet žinau, kad jau nuvažiavom 3 kilometrus. 3,8. Salėja. Čia tik mes kauniečiai galim suprasti, nes atsimenam, kokia buvo. O dabar beje ir pamatysim, kokia buvo. Beliko gatvę pervažiuoti. Grįžtam laiku atgal. Labai norėčiau persikelti kitą pusę į dviračių taką. Šiek tiek laiko prarasim, bet važiuosim taip, kad niekam nemaišytumėm. Tikslas pasiektas, žiūrim, ką turim. Stop. Nu ką, 11 minučių, fontanas pasiektas. Manau, kad rezultatas nuostabus. Grįždamas prisiminiau, kad pamečiau telefoną. Tai rekordas yra iki 11 minučių. O čia ką tik nusileidau to kalnu. Mažuoju, stačiuoju. Iki.